7:34 eterėje Aukštaitijos televizijos ryto programa Labas rytas Aukštaitijai ir ryto studijoje svečiuojasi projekto Aplinkašė vadovas Tautvydas Rudys. Labas rytas. Labas ir rytas. Jo dalyvis Simonas Užtupis. Labas rytas. Sveiki. Na kągi, iš tikrųjų pirmiausia pristatysiu tai, kad jūs esate aukšta įtampa nariai. Kas tai yra per organizacija, grupuotė ar šiaip pomėgių grupės pavadinimas? Kas tai yra ir kodėl aukšta įtampa? Tai yra neformali jaunimo vietinė grupė. Ji buvo sukurta tam, kad parašyti projektą Aplinkašė. Ir mes esam jaunimas, mes kartu leidžiam laisvalaikį, kartu važinėjam riedlentėm, riedučiais, sportuojam, muzikuojam. Tai ir nusprendėm parašyti šitą projektą. Tai projektas, pristatysim, tai yra projektas Aplinkašė, ar ne? Ir kokia to projekto esmė, kuris galite iš jūsų, Simonas? Taip, to projekto yra esmė, kad suteikti jaunimui daugiau veiklos, nes tikrai dabar šiuolaikinis jaunimas tikrai nėra pagirtinas, įvairių žalingi įpročiai. Ir manome, kad riedlenčių riedučių parkas tai pakeistų kažkiek. Ir reikėtų paminėti, kad tai yra Krekenavoje, ar ne? Taip, tai yra Ir Krekenavoje. tai yra pirmas toksai riedučių riedlenčių aikštelė Panevėžio rajone. Miestas jau turi už miesto pinigus rinktą, o jūs gavote pinigų iš ES fondų, ar ne? Taip, bet tų pinigų tikrai nebuvo pakankamai, kad galėtume įrengti saugią riedlenčių riedučių parką. Ir kiek tų pinigų reikėjo? Tų pinigų dabar sunku pasakyti. Nu, mes negalim pasakyti tiksliai, bet tarkim 100 000 reiktų. Dar reiktų? Ne, Na, kad apskritai reiktų įrengti. 100 000, kad galim įrengti normalią. Bet iš kur kilo ta idėja, kaip čia 6 ar 5 žmonės sumastė, kad reikia tą padaryti ir ar tik nedarėte to dėl savęs, ar bus ir daugiau užsimančių tuo ekstremaliu sportu? Tai šitą idėją jau ne vieni metai kaba ore, galim tai pasakyti. Tik tai mes ėmėmės to atlikti, nes iš jaunimo tarpo daug kas turi riedučius, riedlentės ir susidomėjimas yra. Bet jie važinėja gatvėmis ir tai yra nesaugu, todėl mes nusprendėm skurti saugią erdvę, turėti tam vietą važinėti. Ir kiek jūs yra tos iniciatyvios grupės narių? Pati pradžia prasidėjo nuo 6, paskui mes mokykloje skelbėm, kad vyko toks projektas ir dar prisijungė 3. Aš buvau tas, kuris prisijungė, nes aš jau seniai buvau girdėjęs apie projektą, bet kažkaip man tai atrodė nerealu, tik toks maždaug pasižaidimas. Bet paskui, kai pamačiau plakatą, supratau, kad tai yra visai rimta. O kas iš tikrųjų jums padėjo ruošti dokumentaciją, nes vis dėlto į struktūrinius fondus, į šiaip ES fondus reikia nemažai medžiagos pateikti ir parašyti, visas idėjas aprašyti, paskaičiavimus pateikti. Kas jums parengė tą? Čia tai, manau, padėjo mūsų bendruomenės pirmininkė Sigita Rudienė. Jo, ir turim projektą konsultantę, kuri mums šiek tiek užvedė ant kelio, kaip parašką užpildyti reikia. Supratau. Taip pat ir Vidas Visockis daug prisidėjo. O gerai, jaunimas be to, ką dabar Krekenavoje veikia? Neturi dar aikštelės, ar jau baiginėjama įrengti? Oi ne, jinai dar nėra baiginėjama, tiesiog, asfaltą galima įrengti per 2 dienas maksimum, o rampas jau dabar yra statomas. Rampas jau gaminamas. Ir kada planuojate atidarimą? Atidarimą planuojam rugsėjo pabaigoje, spalio pradžioj. Ir maloniai kviečiame jūs. O kam ta aikštelė iš tikrųjų priklausys? Bendruomeniai, kas atsakys už saugumą, ar iš tikrųjų bus saugi, ar buvo kažkokie projektavimo darbai atlikti? Tai saugiai bus dėl to, kad nebus važinėjama gatvėmis, dėl to, kad bus skirta tam tikra vieta. Bet to bus dar taisyklės sukurtos, kurių kiekvienas turėsime laikytis, nes toks sportas nėra labai saugus, jis toks labiau ekstremalus. Paskui šalmus reikia dėvėti apsaugas ant kelio, ant alkūnių. Patys vaikai turės save apsaugoti, mes juk negalim prie kiekvieno vaiko stovėti ir žiūrėti, ar jis yra apsaugotas. O kas kontroliuos visą tai, kad laikytųsi taisyklių? Ar yra koks nors susibūręs jūsų klubas, kur patys priminėsite narius ir leisite tik jiems naudotis tą aikštelę? Ar bus laisvės ėjimas ir bet kas galės ten bet ką daryti? Kiekvienas galės eiti, bet aišku, mes patys prižiūrėsime. Mūsų aikštelę mes ir žiūrėsim, o jeigu kokius nemalonius lankytojus mes tikrai išvysime. O kiek jums yra abiem metų?
Man 17. Man 15. Tai dar pasiliksi prižiūrėti Krekenavos, nes vienas kažkuris anksčiau paliks Krekenavos miestelį ir išvažiuos mokytis kitur, ar ne? Ar iš tikrųjų bus tęstinumas, kaip patys mastote? Ar bus tų, kas perima jūsų tas idėjas ir toliau tęsia tos aikštelės priežiūrą, plėtrą ir taip toliau? Na, manau, bus, nes jau auga ir kartą. Ir mažokai ten pradinukas ir realiai važinėja. Be abejo bus. Supratau. Na kągi, ačiū, kad iš ryto atvykote į mūsų ryto studiją. Priminsiu, jog svečiavosi projekto Aplinkašį vadovas Tautvydas Rudys ir jo dalyvis Simonas Urtupis. Ačiū Simonui ir Tautvydui. Na ir tikimės susitiksime jūsų aikštelės atidarymą. Ačiū Jums, kad įdomitės jaunimu, kad pakvietėt mus ir norim padovanoti plakatą. Čia ir mums dovanų dar šį rytą. Ačiū. Supratau, čia yra Aplinkašį projekto lankstinuką. Ačiū. Ačiū labai. Na, iki pasimatymo būtent aikštelėje, o televizijos žiūrovams priminsiu, jog ryto programa Labas rytas Aukštaitija dar tęsiasi ir nepabėgite nuo savo televizorių ekranų, nes dar turiu vieną kompaktinę plokštelę, kuri tikrai atiteks vienam laimingajam, kuris paskambins į studiją telefonu 572357.